Labą dieną. Žiūrėkit, norėjau jums parodyti, kas yra naktinis aukcionas ir kaip jisai veikia. Žodžiu, šią naktį dalyvavau naktinėme aukcione, atsikėliau realiai pusę 5 ryto, 4:30 man atrodo, dabar neatsimenu, kad sudalyvauti realiai, matot kokia buvo kaina šito aukciono, buvo kaina 8,4, buvau iš vakaro pasistatęs kitame aukcione, tiksliau kitame akaunte sukėliau kainą iki rezervo, nes maždaug rezervą jau žinojau, kad jisai yra 8300, tai pasikėliau kainą iš kito akaunto iki 8,2, kad liktų iš to tikro akaunto, iš kurio noriu pirkti, kad liktų tik tais įvesti 8,4, kad persimuštų kainą iš karto, rezervą, kad pasiektų, jeigu įsivaizduojate, apie ką aš šneku. Tai va, atsikėliau 3:30 ryto, žiūriu, kaina jau yra pasiekta 8,4, reiškia rezervas jau pasiektas, kažkas tai kitas užbydino, tai kadangi klientas buvo nusiteikęs statyti iki 8750 už šitą Porsche, tai tokio nėra žingsnio, nuo 8, neatsimenu dabar, man atrodo, nuo 7, gal ir nuo 6000 nebėra, po 50 žingsnio yra po $100 žingsnis, tai pastačiau 8800, bet neskubėjau pirkti to automobilio. Neskubėjau spausti, nes laukiau paskutinės akimirkos, nes galbūt dar kažkas tai sėdi, laukia irgi to galutinio varianto, kad nupirkti. Šiaip tai šitas Porsche'as, čia Macanas, 16 metų, S-as, su turbina, daužimas jo ten labai jau minimalus, į bagažinę gavęs, ten keičiasi tik tais bumperis, bagažinės dangtis ir kairės pusės abudu berods žibintai galiniai, tai šiaip tokie išeina gerokai brangiau, jie yra pakankamai brangus. Tai va, tai kad kainos nekelti, įsivaizduokit, jeigu aš dabar, matot, čia esu pastatęs 8800 ir jeigu paspausčiau statyti, tai galbūt ir permuščiau to žmogaus, kas ten kitas yra statęs kainą, bet jisai turėtų laiko apsvarstyti ir pagalvoti ir pabandyti dar pakelti kainą. Tai niekados to nedarau, laukiu paskutinės akimirkos, matot, laikas tiksi, tai eina 3 minutės liko iki aukciono pabaigos. Ir šitą reikia padaryti jau pačiam gale, jau visiškai ant pačio galo. Šiuo atveju aš neatsimenu, ant kiek tų minučių aš paspaudžiau. Tai va, tai žinokit, kad naktiniai aukcionai yra žiauriai geras dalykas, pagauti mašiną už gerą kainą. Rezervą, jeigu nežinot, klauskit pas manęs, aš pasakysiu, koks yra rezervas to naktinio aukciono ir jeigu jums kaina yra tinkama, tai galim bandyti sulošti. Sulošti reikia būtinai, turiu keltis naktį prieš pasibaigiant aukcionui ir pastatyti, nes jeigu pastatysiu iš vakaro, Amerikoje tai yra diena, kažkas tai pasižiūri, gera kaina, prasičekina, pasitikrina, kiek aš esu maksimum pastatęs, pabiškutį tiesiog kelia ir viskas, ir taip gaunas, kad mane permuša. O kitu atveju, kaip sakau, atsikeliu ryte, atsikeliu naktį, palaukiu paskutinios minutės ir tada statau ir šiaip tai faktiškai dažniausiai laimim. Šią naktį, vakare tiksliau, žmonės pasirinko 2 mašinas, vienas buvo Dodge Durangas, neatsimenu dabar, 17 ar 18 metų, už 2000 ten į priekį gavęs, irgi sakyčiau gera kaina, $2000 už jį, tai jį mes irgi laimėjom ant Buy Now, bet statyta buvo ne iš karto, irgi kartu vienas buvo 4:35, kitas 4:45, berods 10 minučių, liktai skirtumas tarp aukcionų. Tai va, tai ir vieną nurovėm, ir antrą nurovėm. Nepraleiskit, hebra, šito momento tikrai verta pasiieškoti mašinų ant Buy Now. Ne ant Buy Now, o naktinio aukciono, aš jau esu rodęs, pasiieškokit video, esu daręs ne kartą video, kaip tas atrodo, kur jį rasti, čia yra tik tais IAAI aukcione ir šita skiltis vadinasi ne naktinis aukcionas, o vadinasi Timed Auction. Tai va, tai šį čia būtinai verta sudalyvauti. Nuvažiuokit, eina paskutinė minutė, toj persivers,
kažkaip tai man nervai neatlaikė ir aš paspaudžiau bidinti, man atrodo, likus gal tenai 20 sekundžių ar kažkas tai tokio. Tai žiūrėkit, eina PM3, PM2 ir įsivaizduojat, jeigu tas kažkas tai jau viskas džiaugiasi, kad laimėjo ir tai paskutinė akimirka, yra, persivertėm ir liko 40 sekundžių, aiškus ir tai, aš čia biški per daug paspaudžiau, matyt, buvo kaina 8,4, aš stačiau max 8,8, tai tas žmogus buvo pastatęs iki 8,6, tai mano bidas permušė jo, atsistojo 8,7 ir sustojo. Šiaip tai kažkas tai turėtų sėdėti dabar ir laukti, kaip ir teoriškai turėtų laiko dar paspausti, pakelti tą kainą, bet greičiausiai, kad nesėdėjo. Tai čia biški vyko klaida. Šiaip reikėjo statyti ant 3-4 sekundžių, kai lieka, dabar jau galima buvo statyti ir laimi, viskas. Tai žiūrėkit, viskas, winning bid, aukcionas pasibaigė. Tai kaip matėt, nėra to tokio realaus aukciono, kad jisai vyktų realiai. Jisai nevyksta realiai, jisai taip, laikas ėjo, pasibaigė ir viso gero. Čia aš pabandžiau refreshinti puslapį, pažiūrėti, kad atsirastų U1, taip iš karto nesuvaikščiojo, iš kelinto ten karto, man atrodo, atsirado. Tai tiek, hebryte, jeigu kam reikia, einat, ieškot mašinų, naktiniuose galim nupirkti už gerą kainą, o jeigu kam reikia apskritai mašinos, einat į usautoimport.lt, nuo sekančios savaitės gal turėsim komandos papildymą, taip kad galėsit skambinti, rašyti, visiems atsakysim, visiems patarsim, stengsimės pakonsultuoti, žiūrėkit, viskas, laimėjom. Tai valio sveikintina. Ir čia yra labai nebloga kaina, kaip beveik sveikam Makanui su 83 000 mylių. Tai čia yra kažkas tai apie 130 000 kilometrų. Matėt nuotraukose, turbūt iš galo, kas jame yra, nieko ten baisaus nėra, toksai variantas. Čia turbininis, nėra kažkoksai tai labai mandras, bet neblogas, bagažinė ten buvo daužta. Tai tiek, hebra, gerų jums pirkinių ir iki.